Trumpa sensorinė meditacija gyvybei, energijai susigrąžinti. Su pirma patogiai įstaisykit, galite gulėti, galite sėdėti, kaip jums norisi. Užsimerkite ir atpalaiduojam visą kūną. Atpalaiduoti galime iškvėpimo pagalba, vizualizuodami ir jausdami, kaip kartu su iškvėpimu iškvėpiame ir visą šiandien susikaupusią įtampą. Lyg su tuo iškvėpimu kiekvienas raumuo atsipalaiduoja. Galite iškvėpti kiekvieną raumenį, kiekvieną kūno vietą atskirai, palengva. Galite atpalaiduoti iš karto visą kūną keliais gilesniais iškvėpimais. Lyg su šitu iškvėpimu išleidžiam visus šiandien apturėtus sunkesnius įvykius, pokalbius. Galbūt vakar dar įvyko kažkas tokio, ką norėtųsi tarsi iškvėpti, paleisti, nuo ko norėtųsi išsivalyti. Dar keli gilesni iškvėpimai, tarsi norėtume atsišviežinti, atsinaujinti savo visą kūną, savo visą erdvę. Valantys iškvėpimai. Ir dabar perkelsim dėmesį labiau į įkvėpimą. Su pirma galite pasirinkti savo malonų, patinkantį, gražų gamtos vaizdinį, kuriame galėtumėt pasimėgauti, pajausti tokio gaivumo pojūtį, gaivumo erdvės, laisvės pojūčius. Vizualizuokite tą vietą savo mintyse, įsivaizduokite, kad esate dabar ten kažkur, kur jums gera, malonu ir gaivu. Kvėpavimas toliau gana aktyvus, bet maloniai aktyvus, ne per stiprus. Dėmesys labiau į įkvėpimą, lyg norėtumėm įkvėpti tos gaivos, kuri mus supa tame vaizdinyje, lyg norėtume įsileisti tą jausmą į savo vidų, prisipildyti tuo oru, kuris yra ten, įnešti tos gaivos į savo vidų. Su tokia intencija atnaujinti savo gyvybę, savo energiją, papildyti ją kažkuo nauju. Įkvepiu ir kiekvieną kartą įkvėpus kūnas pasipildo, lyg įgauna naują gyvybės sluoksnį ar šaltinį. Vis nauja, švari, gaivi srovė į mūsų vidų įteka su kiekvienu įkvėpimu. Šitaip visas kūnas pildosi kartu ir valosi, kartu ir šviesėja. Atsiranda vis daugiau erdvės viduje, gaivos. Pabandykite pajausti, kaip dabar jūsų vidus jaučiasi, kokia dabar jūsų būsena. Ko jumyse jaučiasi daugiau, ko mažiau, kaip pakito
jūsų emocijos. Kaip jūs jaučiatės būdami ten, tame vaizdinyje. Koks ten tas oras, kas jūs supa, koks ten jausmas. Užfiksuojame tą jausmą, kad galėtume jį išsinešti, kad jis mumyse užsiliktų. Peržvelgiam visą savo kūną, tiek fizinį, tiek emocinį. Ir būdami šitoj būsenai dabar pajauskite, ką norėtųsi savo palinkėti šiuo metu, šiai dienai. Tegul tai būna toks labai nuoširdus palinkėjimas, keliaujantis tiesiai iš širdies ir būtent savo, nes niekas geriau nežino jūsų situacijos, jūsų būsenos, nei jūs patys. Todėl šitas palinkėjimas yra pats vertingiausias ir pats efektyviausias. Palinkėjimas keliauja tiesiai iš širdies, lyg į visą kūną, lyg jis užsipildo, išsiplečia per visą kūną. Palinkėjimas tampa tokia kaip intencija savo. Kartu ir pasiūlymas, kartu ir palaikymas. Priimam tą palinkėjimą, pasiemam, užfiksuojam savyje. Pastebėkite, koks jausmas ateina kartu su to palinkėjimu, ką jumyse tarsi iškelia, kokią emociją iškelia šitas palinkėjimas. Galbūt užsidega kažkokia nauja gyvybė viduje, gavus šį palinkėjimą arba vien apie tai galvojant. Pabandome tai apčiuopti, išsigryninti ir išsaugoti savyje. Padėkojam savo šį palinkėjimą, padėkojam savo šį skirtą ramų, sutelktą laiką. Po truputėlį giliau pakvėpuojame ir palengva sugrįšime